Aš pavargau ir visi pavargo nuo tokių didelių, sunkių spotlightų, kuriuos sunku išlaikyti rankos, netgi man 2,2 m kg. Dėl to dedam į šoną, nes aš jau radau normalesnį sprendimą. Taip, Newer LS38. Mažiukas, nedidelis, prieki geliniai filtrai, visi 16 įmanomų efektų ir Bowens mountas tiesiogiai į bet kokią LED lempą. Dedasi jisai šitaip. O, turim kažkokią LED lempą, nesvarbu 100, 200, 300 W. Pridedame mūsų spotlightą, taškinę šviesą lietuviškai ir turime iš karto efektinę lemputę. Čia pasukim į šoną į sieną, ramiai, kad pamatytumėm, ką mes gaunam. Susikurti atmosferą, ne? Kažkokį langą, kažkokį laužą, galim ką tik norim. Iš tikrųjų daug visokių įdomių priedų. Čia fokusuojam. Va, gražiai. Čia galime uždengti visą tai, ką mes rodom. Galime iš viso šitą efektą išimti ir jo nenaudoti, tada turėsime tiesiog burbulą. 40 laipsnių kampas. Kuo jisai didesnis, tuo burbulas bus didesnis. Kuo mažesnis, tuo siauresnis. Bet tai dar ne viskas. Yra priedų, dariukai teik parodysiu ir priedus. Pats svarbiausias priedas yra pirštinės, koks svarbus priedas. Taip, ir efektai. Langas, burbuliukai, musulmonų žvaigždė, ferverkai, vaivorykštės, ko tik norim. Ir ko neturi kiti spotlightai, turime mes gelinių filtriukų. Pabandykim jį paimti vieną. Va. Gudrus sprendimas. Atidarom. Labai paprastas, labai ūkiškas ir tuo pačiu gerai veikintis. Štai jau pas mūsų, pažiūrėkim šviesytę, jau jinai ir nebe balta, o oranžinė. Tai va, paprastas dalykas susikurti atmosferą filmuojant arba fotografuojant. Taip kad neliūdėkit, tikrai apie jumis pamastėm. Nedidelis spotlightas, tik tai 400 €. Viskas, pažiūrim.